Jau kurį laiką pasaulyje labai populiarėja robotizuotas investavimas, kur ale robotas, bet iš tiesų tai tiesiog programa prižiūri investicijas. Ir toks investavimas labai populiarėja, nes ganėtinai lengva pritraukti žmonės investuoti, sakant ir ar sukuriant įspūdį, kad investicijos yra prižiūrimos nemiegančio dirbtinio intelekto. Tik dažnu atveju robotukų savininkai surenka daugiau mokesčių ir turi prastesnius rezultatus nei paprastas S&P 500 pasyviai valdomas ETF-as. Ir robotizuotas investavimas populiarėja, nes šiaip robotukų, robotizavimo ir pinigų temos patinka žmonėms. Palyginus ne per seniausiai po robotukų slėpėsi ir allegedly Ponzis, tik nepamenu, kas jam nutiko, ar užsidarė, ar tiesiog persivadino. Tai jeigu žvalgotės pelningesnių, įdomesnių investavimo idėjų, nei tiesiog investuoti į S&P 500, žiūrėkite video iki galo ir pamatysite 2 profesionalių investicijų valdytojų prižiūrimus ir valdomus automatizuotus investicijų portfelius, į kuriuos galima investuoti vieno mygtuko paspaudimu. Šitą funkciją visi reklamuoja ir be investicijų įsigymo, turto valdymo ir kitų mokesčių, bei uždirbant daugiau nei investuojant į pasyviai valdomą S&P 500 ETF-ą. Potencialiai daugiau ir ko gali dar norėti investuotojas. Tai žiūrėkite video iki galo, spustelkite like, tai prisėdant prie šio kanalo augimo ir klausimus galite rašyti komentaruose, pasistengsiu atsakyti visiems ir pradėsiu nuo atsakymo į vieną pagrindinį klausimą, kuris kilo ir man, ir nebijoju, kad kyla ir kitiems. Tai naudojantis toliau minimu automatizuotų investavimu, mes nepervedinėjame pinigų kažkokiam neaiškiai dėdei ar tetai, neaiškiai kontorai ar robotui, kurie investuoja mūsų pinigais. Mes susikūrėme investicinę paskyrą pas licencijuotą brokerį, o brokeris bendradarbiaudamas su pasaulinio lygio investicijų valdytojas savo klientams suteikia funkcionalumą vieno mygtuko paspaudimu per paties kliento paskyrą supirkti investicijas identiškai taip pat tokiomis pat proporcijomis, kaip jos yra supirktos atitinkamame ir profesionalių investicijų valdytojų prižiūrimame investicijų portfelyje. Ir kai investicijų valdytojai padaro atitinkamas portfelio korekcijas, jos automatiškai, tai tos korekcijos automatiškai yra padaromos ir pas klientą paskyroje. Ir kada norime papildome investicijas, atitinkamą pinigų sumą ir bet kada galime paimti ir parduoti visas investicijas ar dalį investicijų ir tais pinigais naudotis kaip tik norime. Tai parodysiu 2 tokius portfelius ir taip pat parodysiu, kur galite pasižvalgyti tokių portfelių daugiau ir taip pat pademonstruosiu, kai vyksta pats investavimas, investicijų pildymas, pardavimas, priežiūra ir dar ką nors sugalvosiu parodyti. Tik į ką noriu atkreipti visų susidomėjusių dėmesį, toliau minimi automatizuoti portfeliai man asmeniškai pasirodė patys įdomiausi tiek savo veikimu, tiek rezultatais. Jų yra kur kas daugiau orientuotų tiek į investicijų vertės auginimą, tiek į vertės investavimą, vertės investuotojams ir netgi skirtingi kriptovaliutų automatizuoti portfeliai. Tai toliau minimi pavyzdžiai yra demonstracinio, o ne rekomendacinio pobūdžio. Rinkitės pagal savo norus, poreikius ir lūkesčius. Pirmas portfelis yra Private Equity portfelis. Manau, visi žinos, kad yra 2 tipai bendrovių. Uždarosios akcinės bendrovės tai yra nelistinguotos kompanijos, kurių akcijų biržoje nenusipirksite, ir tuomet yra akcinės bendrovės, trumpiniu AB, kaip yra UAB, taip AB, kurių akcijas galima nusipirkti akcijų biržoje. Tai private equity firmos yra kompanijos, kurios investuoja, vysto, augina ir padeda augti akcijų biržoje nelistinguotoms kompanijoms ir atitinkamai iš to uždirba pinigus. Tai su šiuo automatizuotu portfeliu investuojame į skirtingas kompanijas, kurios uždirba pinigus iš kitų verslų vystymo. Kažkas panašaus kaip verslo vystymo kompanijos, bet ne visai, nes verslo vystymo kompanijos turi atitikti tam tikrus kriterijus, kad galėtų būti klasifikuojamos kaip BDC, tai pavyzdžiui išmokėti labai didelę pelno dalį dividendų pavidalu. Dabar kiek detaliau apie šį portfelį. Per 2024 metus portfelis uždirbo 28,15%, neįskaičiuojant dividendų, kas yra 5% daugiau už S&P 500. Šį portfelį automatiškai kopijuoja 2959 investuotojai, suinvestavę virš $5 milijonų. Portfelio rizikingumas 10-balėje sistemoje vertinamas ketvertu. Galima pažiūrėti pernai metų visas uždarytas pozicijas, už kiek buvo pirktos, už kiek parduotos, kokį realizavo pelną, kokį atnešė pelną. Tuomet galime palyginti portfelio svyravimus su S&P 500 indekso, matyti, kad portfelis svyravo daugiau, bet vis vien turėjo geresnį rezultatą nei S&P 500. Tuomet įvairiausios metrikos ir portfelio diversifikacija. Tai 68% JAV rinkoje, tai labai panašiai kaip S&P 500. Tuomet kiek šis portfelis surenka ir išmoka dividendų, ir kiek kokių investicijų yra šiame portfelė, bei kaip per metus pakito šių investicijų vertė.
ir pamėnesiui šio investicijų portfelio rezultatai. Ir matome, kad 2023 metais rezultatai buvo beveik dvigubai didesni nei 2024 metais, tai 50,56% augimo, kai S&P 500 23 metais buvo tik keliais procentais pelningesnis nei 2024 metais. Man atrodo, kažkas reinvestuojant dividendus buvo apie 26 gal procentus, gal 8, tiksliai nepamenu, įdėsiu čia. Tai turime kiek įdomesnį ir pelningesnį automatizuotą investicijų portfelį nei pasyviai valdomi S&P 500 ETF-ai. Ir antrasis portfelis, kurį šiandien pristatysiu, yra į dirbtinį intelektą orientuotas portfelis, kurį 75% sudaro kompanijos teikiančios pažangiausios dirbtinio intelekto technologijas, reikalingas programiniai įrangai, debesijai, puslaidininkiams ir kompiuteriams, ir 25% šį portfelį sudaro kompanijos, kurios nekuria, bet aktyviai naudoja dirbtinį intelektą uždirbinėjant pinigus. Šis automatizuotas portfelis per 2024 metus investuotojams uždirbo beveik 42%, kai S&P 500 uždirbo 23%, bet mano nuomonė lyginti reiktų ne su S&P 500, o su technologijų sektoriumi, tai grafikas yra įdėtas ir technologijų sektoriaus, nes lyginti plačią rinką su specifiniu, netgi ne sektoriumi, o industrija, tai tas pats kaip lyginti apelsinus ir obuolius, koks ant pasakymas. Tai lyginam technologijų sektorėje veikiančias dirbtinio intelekto kompanijas. O technologijų sektorius 2024 metais uždirbo dvigubai mažiau negu šitas portfelis, tai nepilna 21% uždirba. Šį portfelį kopijuoja jau daugiau investuotojų, 13 799 investuotojai suinvestavę virš $5 milijonų. Portfelio rizikingumas vertinant 10-balėje sistemoje yra 4. Ir taip pat galima matyti, kiek kuriais sandoriais buvo uždirbta pinigų. Tuomet matome, kaip krito portfelio vertė tam tikrais periodais, lyginant su S&P 500, su kitų indeksų ir kitų fondų palygint galimybės nėra. Iki rugpjūčio sviravo labiau negu S&P 500, bet nuo spalio mažiau už S&P 500. Tuomet portfelio metrikos, diversifikacija ir prie diversifikacijos matome, kad 85% kompanijų yra JAV kompanijos. Taipogi yra kompanijų išmokančių dividendus, bet kaip ir būdinga technologijų kompanijoms išmoka gan mažai. Ir tuomet matome, kokios kompanijos šiuo metu sudaro šį portfelį ir kaip šiam portfelį sekasi pamėnesiui. Dabar suinvestuosiu $500 į automatizuotą dirbtinio intelekto sferos portfelį, pademonstruosiu, koks yra paprastas investavimo procesas ir taip pat parodysiu, ką daryti po to, kai suinvestuojame pinigus, ir dar žadėjau parodyti, kur galima pažiūrėti kitų sferų automatizuotų portfelių ir šį pažadą ištesėsiu. Pirma, investuoti bus reikalinga eToro brokerio paskyra, tai brokeris yra licenzijuotas Europoje ir veikia daugiau nei 70 šalių, yra prižiūrimas atskaitingas daugiau negu 10 skirtingų valstybinių instancijų, kaip ir su visais licenzijuotais brokeriais perkamos investicijos brokeriui nepriklauso ir klientų pinigai yra drausti iki 20 000 eurų. Video aprašyme rasite vardinę registracijos nuorodą, su kuria užsiregistravus dar papildomai gausite e-knygą, kaip būti geresnių investuotojų, ir video kortelė bus mano nufilmuotas gidas, kaip be klaidų per kelias minutes susikurti ir naudotis paskyrą. Tai susikūrus paskyrą ir prie jos prisijungus, viršuje esančiame paieškos lange rašau portfelio pavadinimą AI.Revolution be tarpų, pasirenku, paspaudus Show Full Bio galima perskaityti portfelio pristatymą, tuomet nukeliavus į Stats skiltį galima paskaityti, kaip šis portfelis veikia ir susipažinti su portfelio kaip finansinio produkto dokumentacija, bei pažiūrėti, kaip šiam portfeliui sekasi pamėnesiui. Ir paspaudus ant portfolio skilties galima pažiūrėti, kokią procentinę dalį, kokią kompaniją šiuo metu investuoja šis portfelis. Na ir dabar spaudžiu Invest ir paspaudus Invest dar kartą suinvestuoju $500. Va taip vienu paspaudimu per automatizuotą portfelį suinvestavau į 35 skirtingas kompanijas, skirtingomis proporcijomis, ir visą darbą galiu palikti investicijų valdytojams, kuriems padarius atitinkamus portfelio pakeitimus, mano sąskaitoje pokyčiai taipogi bus atlikti automatiškai. Investuojant per eToro, brokeris neima jokių mokesčių, jeigu investuojame be sverto ir nešortiname kompanijų akcijų. O investuojant naudojantis automatizuotais portfeliais, mes sverto nenaudojame ir nešortiname akcijų. Pats automatizuotas investavimas kaip brokerio paslauga irgi yra nemokama. Vienintelis mokestis, su kuriuo galima susidurti, tai valiutos konvertavimo mokestis, nes akcijos yra perkamos doleriais, tai didžioji dalis arba net visos akcijos yra perkamos doleriais, o mes pinigus uždirbam eurais. Tai prieš investuojant
eurus kažkur reikės konvertuoti į dolerius, o tai standartiškai kainuoja. Nebent turite banko sąskaitą, kur galima nemokamai konvertuoti eurus į dolerius, kaip pavyzdžiui darau aš. Tai gerai, aptarėme patį investavimą, dabar kaip pažiūrėti, kaip sekasi investicijoms ir kaip atlikti kitus veiksmus ir kur rasti kitus daugiau nei 100 skirtingų automatizuotų portfelių. Savo paskyroje kairėje pusėje spaudžiame portfolio, telefonu žiūrint portfolio bus apačia, čia galima matyti visas turimas investicijas, spaudžiu ant AI Revolution, galiu pažiūrėti, kaip kokiai šio portfelio akcijai sekasi, tuomet prie mygtuko Increase Investment paspaudus ant 3 taškiukų galima atlikti daug funkcijų. Paspaudus Increase Investment galiu suinvestuoti papildomai, paspaudus Remove Funds galiu parduoti dalį investicijų, šiuo atveju dalį viršijančią $500, nes kad portfelis veiktų jame turi būti $500, tai galiu arba nusimti pelno dalį, arba parduoti viską. Tuomet galiu uždėti pauzę ant šio portfelio, kas reiškia, kad kai portfelio valdytojai darys korekcijas, mūsų portfelis nesikeis, bet bent jau dabar neteina į galvą situacijos, kuriuose būtų pravartu dėti pauzę. Tuomet galime uždėti stop loss funkciją. Pavyzdžiui, aš noriu, kad visos investicijos būtų išparduotos automatiškai, jeigu bendra portfelio vertė sumažės iki 85% investuotos pinigų sumos. Vėlgi šitą procentą galima koreguoti kiekvienam individualiai. Ir paspaudus Close Investments parduotumėme visas turimas investicijas ir pinigus galima arba reinvestuoti kur kitur, arba persivesti savo banko sąskaitą ir su jais nuveikti ką nors kitą. Ir taip pat vienu metu galima investuoti daugiau nei vieną automatizuotą portfelį, tai kurgi juos rasti. Spaudžiame Discover, tuomet viršuje dešinėje spaudžiame Smart Portfolios ir galime matyti skirtingų kategorijų sferų portfelius. Populiariausius portfelius, kriptovaliuto portfelius, eToro partnerių ir profesionalių investicijų valdytojų portfelius ir paspaudus apačia View All Portfolios matysime visus pagal praeitų 12 mėnesių pelningumą iškategorizuotus automatizuotus portfelius. Tai jeigu norite investuoti potencialiai pelningiau ir kiek įdomiau negu investuojant į pasyviai valdomus ETF-us, pasinaudojant ilgametę profesionalių investicijų valdytojų turima patirtimi, manau tikrai rasite jūsų lūkesčius atitinkančius portfelius investavimui. Plus, stebint, kur investuoja profesionalai, gali tikrai kilti papildomų investavimo idėjų. eToro registracijos nuorodą susikurti paskyrą ir pradėti investuoti rasite video aprašyme. Nepamirškite spustelti like, subscribe mygtukų ir ant varpelio, jeigu norite būti tarp pirmųjų gaunančių naujausias investavimo idėjas. O jeigu jums įdomu, kaip investicijos gali sukurti papildomą kiekvieną mėnesį pasyvias pajamas išmokantį pajamų šaltinį, šitame video dalinuosi savo daugiau nei $1000 pamėnesių išmokančio investicijų portfelio apžvalgą ir metodiką, kurią kopijuojant pasyvias pajamas gali gauti net pradedantysis investuotojas. Taigi sėkmingo investavimo ir pasimatome kitose video.